Techninį pasą automobilę. Yra pas mane. Yra? Taudienis galiuoja. Žinokit, yra daromas garsų bei vaizdo įrašas. Nu gerai, aš irgi pasidariau Labai savo. gerai. Gerai, viskas aišku. Reiškia, aš privalau skaitos duoti savo dokumentus. Jūs privalot pateikti. Pateikiu, bet ne į rankas perduoti. Viskas Vairuotojo pažymėjimą. bus išviešinta. Visa šita situacija bus išviešinta. Galit viešinti. Viešinta. Pirma, jūs patys Patys į rankas perduodu. Tai vairuotojo, kadangi nebuvot, kai buvo sustabdytas, nejungėt avarinės šviesos signalizacijos, tai tai reikalavo kelių eismo taisyklių, 93 punktas. Jums bus surašytas už tai protokolas. Eik, rašyk. Plius, einam į tarnybinio automobilio, Neinu. blaivumų nusistatyti. Vaikit jūs atneškit man, aš neprivalau. Neprivalau. Ko jūs neprivalote? Neprivalau eiti iš mašinos. Neprivalau aš. Taip, jūs tada palauksit, mes surašysim protokolą ir jo jums atnešim. Techninį pasą automobilę. Yra pas mane. Yra? Taudienis galiuoja. Žinokit, yra daromas garsų bei vaizdo įrašas. Nu gerai, aš irgi pasidariau Labai savo. gerai. Gerai, viskas aišku. Reiškia, aš privalau skaitos duoti savo dokumentus. Jūs privalot pateikti. Pateikiu, bet ne į rankas perduoti. Viskas Vairuotojo pažymėjimą. bus išviešinta. Visa šita situacija bus išviešinta. Galit viešinti. Viešinta. Pirma, jūs patys Patys į rankas perduodu. Tai vairuotojo, kadangi nebuvot, kai buvo sustabdytas, nejungėt avarinės šviesos signalizacijos, tai tai reikalavo kelių eismo taisyklių, 93 punktas. Jums bus surašytas už tai protokolas. Eik, rašyk. Plius, einam į tarnybinio automobilio, Neinu. blaivumų nusistatyti. Vaikit jūs atneškit man, aš neprivalau. Neprivalau. Ko jūs neprivalote? Neprivalau eiti iš mašinos. Neprivalau aš. Taip, jūs tada palauksit, mes surašysim protokolą ir jo jums atnešim. Nu į kokį protokolą pristatysi? Už avarinių šviesų neįjungimą. Avarinį šis nusifilmavai. Taip. Nu į malačius galėsim teismą pateikti savo filmuotą kamerą. Mes turime savo įrodymus, Nu. jūs turite savo. Nu. Labai gerai. Malonu, kad suprantate. Nu gerai, kad tu supranti. Aš pirmo jums netu. Jūs privalot su manim mandagiai elgtis. Aš su jums mandagiai elgiuosi. Nu, ko jūs nervuojate? Nes nervuoja. Nu, bet va čekį duosit, aš 0,0 pripučiau. Čekį man. Kodėl neduosit? Yra prietaisas su meteorologinė patikra, jeigu norėsit pas mūsų viršininką atvyksit, bus laikas ir galėsit jums iš... A tai čia sustabdė dėl dokumentų patikrinimo, tikrinat viską iš eilės, ne? Jau vietų lygiai čia. Palengva galim traukti. Kai baigėt pūsti, lūpų neatitraukite, taip lėtai oro netraukite. Palengva nutraukti. Gerai. Ir kadangi Arūna, kaip minėjau, pažydė kelių eismo taisyklės, bus rašytas protokolas. Lūptelkit, nesijungėkit iš jų. Matai, kad pidarasai kameras įsijungia. Matai, tą kalieną įėjai, pasiskundė iškart tą mėlyną šviesiklį įsijungi. Kuri mėlyna, pas kuo? Ką, matai, virš veidroduko blikčia. Tai ten jų tarpsai, jie čia nemato. Jie čia ne, kaip pasiskundė. Nu, jie pasakė, kad nepateikė tų dokumentų, kur neprivalai pateikti. Nu. Duoti, tai netaip pasakiau. Duoti, išlipo laukų. Kameromis. Tai kiek tu čia gausi tos baudos? Nieko aš negausiu, aš nesirašysiu. Aš važiuosiu į teismą pasakysiu, aš keliu. Ką čia tu nufilmuosi čia? Duoti, sako, dokumentus. Reiktų savo tai. Kur jūs statymus ir kad duoti reikia. Krovinį, atidarykit krovinį. Nu, krovinį, sako, nu, tu blemba, geras. Krovinį, sako. Tai va, tai
Tai čia būtų jūsų paaiškinimas, Kaip man, kodėl neįjungiat, sutinkat, nesutinkat. jo, ar sutinkat ar nesutinkat, čia bus parašas. Prašau. Kodėl aš turiu rašytis, jeigu aš Tai yra nesutinku? tokia grata jūsų Aš neaiškinu. paaiškinimas, parašas. Atsisakot paaiškinti. Atsisakint, paaiškinu. Taip, atsisakau. Jūs paaiškinti. atsisakot paaiškinti. Taip, dėl atsisakau. ko Jums, tokius taip, pažeidimus. taip, Supratau. jums atsisakau. Aš teismų nesisakysiu, jums Toliau atsisakau. dabar, Taip. toliau dėl joje. Taip, prašau. Pasirašykite protokolo kopiją, supažindins, kad pažeidimas pasipadaręs į antrą pusę. Nu, būdo paaiškinti, kaip paskirti iš to. Nuobaudą paskyrėms administracinių nurodymų gavos 15 eurų. Šiaip bauda už tokius pažeidimus yra nuo 30 eurų iki 90 eurų, kadangi Plius teisų atėmėms nuo Jo. mėnesio iki 3. teisės atidavimas plius. Tai jums paskyrėm dabar 15 eurų susimokėti iki vasario 26 dienos. Bankė, terminalė, elektroninė bankininkystė, kur jau jums patogiau, ten, kur mokesčius moka, ten jūs susimokės. Jeigu nesusimokėsite kitos datos, paskyriau datą kovo 7 dieną, 10 val. Jūsų šitą bylą išnagrinės Tauragės komisariatas, kelių policijos skyrius ir jums atsiųs paštu Nutarimą. nutarimą. Tada bauda bus nuo Tada 30 iki 90 eurų tam tarpe, plius teisų teisės. atėmėms nuo mėnesio iki 3. Tai bus tiek. O protokolą, kad kopiją gausit, pasirašysit, kad įteiksime sim kopiją. Vairuotojų. Nu, tai pasirašyk už tą kopiją. Pasirašykite. Tai tada bus čia Kopiją parašas. gavo ir išaiškinta yra tvarka, kur nagrinėjama byla, jeigu nesimokės. Čia tą lygį pasidėti. O ten, kur paaiškinimas, jūs tiesiog galite prašyti, kad nesutinku su pažeidimu ir viskas. Ir jūsų parašas. Nepasirašysit. Tai va, lygiai toks pat protokolo kopija jums. Jūsų visi dokumentai. Laimingai, gero kelio jums. Viso. Visų.